Informacija keleiviams Net ir 2 valandas vėlavęs L grupės koncertas Londone neatvesino lietuvių publikos. Pilnutėlė Skala klubo salė šėlo su kiekviena Egidijaus Dragūno atliekama daina. Nors L penktadienį ir šeštadienį koncertavo Dubline bei Belfaste, tačiau Egijui energijos netrūko ir sekmadienį. Koncerte skambėjo ir naujausios L dainos ir anksčiau radijo topų viršūnės užkariavę kūriniai. Egidijui Dragūnui žiūrovų daug skatinti nereikėjo, jie kartu dainavo visas populiariausias dainas. Aš labai džiaugiuosi, kad jie iš tikrųjų yra čia, kad jie gal paliko kažkokį mažesnį miestą ir yra dideliam didmiestį Europos širdyje ir kad jie progresuoja ir matosi, kad jie progresuoja. Kad jie... Kažkada aš klausęs, kodėl jis neateina į koncertus, kodėl mes neturim pinigų. Šiandien aš matau, kad jie turi pinigų ir nuotaiką ir viską, ką jie gali turėti. Sel lyderis pažadėjo, kad kitas koncertas Londone bus daug įspūdingesnis ir jį pamatyti galės kur kas daugiau žmonių. Skala klube sekmadienį susirinko apie 850 lietuvių. Mes stengiamės atiduoti visą, ką galėjom ir sekančiais metais turėsim rekomendacijas geresniam klube ir galėsime atsivežti savo būgnininką kartu, bosistą ir taip, kad viskas galėtų išvykti idealiai. Aš galvoju, tai įvyks. Į Lietuvą sugrįžusi Sel tęs naujo albumo įrašus. Grupė taip pat koncertuos įvairiuose Lietuvos miestuose. Pirmasis pasirodymas atnaujintoje Alytaus arenoje. Na, o Anglijos lietuviai Sel kitais metais Londone lauks su nauju albumu.